Dar kartelį sveiki. Hei en gang til. Žmonės po biškį renkasi Folket samler. ir pabandysime dabar ant pamato pastatyti Vi skal prøve å bygge statybos akmenis. stein. Galvoju, kad pamatai turi visada būti sudėti, Jeg tror at hoveddelen skal alltid være satt. jeigu mes norime, kad pastatas gerai stovėtų. Hvis vi vil at bygning skal stå fast. Ir niekas nebegali padėti kito pamato akmens, Og ingen kan sette en annen stein kaip tik tai mūsų viešpats Jėzus Kristus. enn Jesus Kristus. Tai yra akmuo, kurio niekas nebegali pajudinti, Det er en stein som ingen kan flytte. tuo labiau statant bažnyčią. Når du bygger kirka. Tai bažnyčia Dievas stato ant šio akmens. Gud bygger kirka på steinen. Ir Jėzus atėjo savo buvimu Jesus kom med sin nærhet. ir sako, aš noriu susitvarkyti su kai ko jūsų širdise. Og så jeg vil fikse noe i hjertene deres. Asmeniškai aš tai pajutau. Jeg følte det. Sako, aš nenoriu legalizacijos nuodėmės tavo širdį. Jeg vil ikke legalisere synden i hjertet. Nes toliau mes su tavim nenueisim, Fordi vi skal gå ikke videre. o jeigu tu pats nueisi, tai viską paskui ir sugadinsi. Ja, hvis du går selv, så ødelegger du alt. Tai tikiuosi jūs savo širdise išgyvenote savo apreiškimus Jeg tror at dere får åpenbaringer, håper. ir turite toliau ant ko statyti. Og så har dere noe å bygge på. Paimsiu vėl tą patį principą, Jeg skal ta samme prinsipp. asmeninį liudijimą ir Dievo žodį. Vittnesbyrd og Guds Ir ord. pabandysiu ateiti į tai, kur norėjau atsidurti. Og så jeg vil prøve å gå hvor jeg ville. Ir aš tikiu, kad tėvelis paruošė skanėstą mums į pabaigą. Og jeg er klar at faren har forberedt Mes noe judame iš godt. tikėjimo į tikėjimą, Vi går fra tro til tro, iš šlovės į šlovę. fra herlighet til herlighet. Mes negalime jo riboti, Vi kan ikke begrense ham. negalime jam sakyti, Vi kan ikke si, bet visą laiką viliuosi men jeg håper ir tikiu, kad jisai ateis ir pasakys, O mano to- vaikučiai, ordet at han kommer og sier, mine štai barn, jums dovana iš manęs, her er en gave fra meg. džiaukitės, linksminkite su tuo Vær glad ir gyvenkite tame. og bo i det. Nes Dievo karalystė Fordi Guds rike tai yra ramybė ir džiaugsmas er glede og stillhet per teisumą šventojoje dvasioje. i rettferdighet i Hellig Ånd. Kai norėjau iš pradžių kalbėti apie Dievo dovaną teisumą, Jeg ville snakke om Guds gave, rettferdighet, bet kai pas mane 2 sesijos ir pirma sesija buvo nuvesta ne ten, kur aš norėjau, men første sesjon var ikke der jeg ville, tai peršokau teisumą så håper jeg til rettferdighet, ir einu į Dievo jėgą og så går jeg til Guds kraft per panardinimą šventojoje dvasioje. gjennom Hellig Ånd. Ok. Pirma rašto eilutė tai būtų Apaštalų darbai, Første vers. Og apostlenes gjerninger. 1:8. 1:8. Ir tai yra rašto vieta, kurioje Jėzus Kristus kalba apie pažadą, Og der Jesus snakker om det Gud har lovet. didžiausias dovanos, kurią kada nors galėjo turėti žmogus. Største gave som man kunne ha. Tai yra dovana šventosios dvasios Det er gave Hellig Ånd. ir panardinimas žmogaus į ją Og det å bli døpt i Hellig Ånd. su tikslu, kurį numatė Dievas. Med at Gud skal gjøre noe gjennom det. Suprantu, kad pas jį nebebūna taip, Det er ikke sånn kad jisai vykdys mūsų valią, at han skal gjøre det vi vil. bet jeigu mes atsirandame jo valioje, Men hvis vi er i hans vilje, gera yra ir mums. er det godt for oss også. Taigi, skaitoma eilutė. Så leser vi. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om meg i Jerusalem, i hele Judea og Samaria og helt til jordens ende. Taigi mes matome apie tai, kad Dievas gali, tai yra nori
mums duoti kai ką daugiau negu tiesiog tikėjimas. Så vi ser at Gud vil gi oss noe mer enn bare tro. Jisai nori duoti tai, kom mes būsime apginkluoti, Han vil gi oss våpen tam, kad mes galėtumėm atlikti jo numatytus tikslus. for å gjøre det han vil. Jisai atėjo pas mūsų gyvenimą, Han kom til livet vårt, jisai palėtė mūsų širdį, og han kom til oss, suteikė galimybę atgailai, ga oss omvendelse. patraukė mus nuo nuodėmės mirties ir prakeikimo, Han separerte oss fra døden og forbannelse sin, padovanojo mums teisumą ga oss rettferdighet, ir pasakė, nuo šios akimirkos sa fra øyeblikket, aš ruošiu jūs jeg forbereder dere misijai šitoj žemėje. en misjon på jorda. Ribų jo misijai nebėra. Og det finnes ikke grenser for hans Jisai misjon. pasakė iki pat žemės pakraščių. Han sa til enden av jord. Savo misijų jisai neriboja savo bažnyčios, Ja, det finnes ikke grenser, bet jisai ruošia ją. men forbereder. Ir nenori, kad jinai liktų bejėgė, Han vil ikke at kirka skal være bet jisai kraftløs. nori, kad mes Han vil praeivylį Kristą. Apreikštumėm Kristų. at vi viser, åpenbarer Kristus for andre. Tai nėra vien tik tai kalbėjimas apie jį, Det er ikke bare å snakke om ham. bet tai yra apreiškimas jo. Det er en åpenbaring av Kristus. Ir tai yra būtent tai, ko reikia šitam sergančiam pasauliui. Altså det er det verden trenger. Jeigu nebus jo realybės, Hvis hans realitet ikke kommer, nuodėmė kaip viešpatavo, taip ir viešpataus. siden skal seire. Jinai pasiglemš šitas sielas Den skal ta sjelene, ir neleis išgrimsti iš jo. og ikke la de gå bort. Tai mano gyvenime, kada aš gydžiausi nuo priklausomybių, Da jeg satte meg fri fra avhengigheter, aš patyriau atgailą, jeg omvendet meg, bet kartu su to aš nežinojau, ką daryti su to, kas atėjo į mano širdį. og så jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med det som kom til hjertet mitt. Aš nežinojau žodžio. Jeg visste ikke ordet. Aš nesupratau, kur link reikia eiti. Jeg forsto ikke hvor jeg skal gå. Aš nesupratau, kaip yra naudojama tai, kas atėjo į vidų. Jeg forsto ikke hvordan det brukes som kom på innsiden av meg. Bet Dievas tada padėjo pamatą. Men Gud satt en hoveddel. Po šitos atgailos aš grįžau į gatvę. Etter omvendelsen kom jeg tilbake til ute. Ir aš visą laiką dariau irgi blogus darbus, Og så forberedte jeg meg for dårlige ting igjen. bet tikrai negalėjau jų daryti be skausmo širdyje. Men jeg kunne ikke gjøre de uten å ha det vondt. Ir aš labai pavargdavau nuo tos kovos, Og jeg var lei, bet aš neturėjau tos laisvės per žodį. men jeg hadde ikke frihet i ordet. Aš nepažinojau tiesos. Jeg var ikke kjent med sannhet. Ir aš vis dar vergavau tam pasauliui. Og så verden var over meg fortsatt. Po daug metų aš vėl atsiradau reabilitacijos centre, Etter mange år var jeg i rehabilitasjonssenter igjen, kur žmonės supažindino mane su šventųjų raštu. hvor jeg ble kjent med Bibel. Būtent su ta tiesa, kuri turi kryptį. Sannhet som har en vei. Ir aš pradėjau suprasti, kad Dievas Så skjønte jeg at Gud tai yra asmo, kuris atperka tave iš vienur er en person som kjøper deg fra et sted, ir įveda tave visiškai į kitą erdvę. og så fører deg til Jisai sakė, kad tas annet žmogus, sted. kuris nesupras, kad turi įsižadėti savęs ir gyvenimą savo, Jesus sa at han som ikke forstår at han må nekte seg, jisai negalės net mąstyti apie tai, kad jisai turi mokytis kažko naujo. skal ikke kunne til og med tenke at han må lære noe nytt. Ir jisai negalės vadinti save mokiniu, nes jisai nesupranta, kad jisai turi išmokti naujų dalykų. Og så skal han ikke kunne å kalle seg en lærling, fordi han forstår ikke at han må lære nye ting. O kas yra tie nauji dalykai? Hva er de nye tingene? Tai yra statymas jo karalystė šito žemė. Det er det å bygge Guds rike her på jorda. Dievas stato savo bažnyčią Gud bygger kirka, ir tai yra visiškai nauja dimensija šito žemėje. og det er en helt ny dimensjon på jorda. Nematoma, Usynlig, bet išgyvenama. men du kan oppleve det. Nejaučiama, Du kan ikke føle det, bet mes joje esame. men vi er
Ir mes žinome, kad jinai ir egzistuoja. Og vi vet at den eksisterer. Ir jie tu negali gyventi savo. Og der kan du ikke leve for seg selv. Ir aš tikrai suprantu, kada yra tokia krikščionybė, atėjau į bažnyčią, Og så jeg forstår at det er slik kristendom. Jeg kom til kirka, gavau duonos, fikk brød, pavalgiau ramybės, spiste fred, pavalgiau išgydymą, spiste helbredelse, pavalgiau išlaisvinimą spiste frihet, ir gyvenu toliau savo. og så bor for meg selv. Ir visos mano maldos yra tokios. Og så alle bønner. Tėveli, padėk man lengviau dirbti, Far, hjelp meg å jobbe lettere. duok man pinigų naujom užuolaidom. Gi meg penger for nye ting. Nu, labai norėčiau naujos mašinos. Ja, jeg vil ha en ny bil. Jeigu gali, padėk man padangas nupirkti. Hvis du kan hjelpe meg å kjøpe, Nukreip mano vaikus Jul. kažkur dar geriau. hjelp mine barn. Kaip būtų fainai, kad visi mes turėtumėm pasiturinčią gyventumėm. Det hadde vært kult hvis vi alle var rike. Ir priedo dar laimės daug. Og så at vi er glad i tillegg. Aš niekur nesutinku to žodžio laimė, Jeg ser ikke ordet glede, nes tai yra sielinis supratimas. fordi det er sjelisk. Aš matau apaštalus, kurie yra kančioj, Jeg ser apostler som lider, bet didžiuliam dvasiniam džiaugsme. men har en stor åndelig glede. Ir tai visiškai kita dimensija. Og det er en annen dimensjon. Tai nėra patogumas gyvenime, Det er ikke at du har det komfortabelt, o tai yra jėga dvasioje. men det er kraft i ånden Visose aplinkybėse overalt. su pasišventimu daryti tai, į ką jisai pakviestas daryti. Når du er klar til å gjøre det som du er kalt. Jisai atėjo ir pakvietė tave vardu Han kalte deg med navn. ir sako, ateik į mano karalystę Han sier, kom til min rike, ir aš noriu, kad tu taptum bendradarbiu. og jeg vil at du skal arbeide med meg. Ir tu stovi toksai po atgailos Så står du etter omvendelse. ir toksai džiaugiesi, Dieve, eik tu savo, man ir taip yra kosmosas. Så du er glad og tenker det er som en kosmos. A jisai sako, kosmosas bus paskui, kada tu man tarnausi. Og så han sier kosmos skal være når du skal tjene meg. Jis atėjo į mano gyvenimą ir pra žmogų pasakė, Han kom til livet mitt og sa, kad tu kalbėsi apie tai žmonėms. du skal snakke om det til andre. Aš džiaugiausi tom, kad aš išėjau iš depresijos. Jeg var glad at jeg forlat fra, altså at jeg er ikke deprimert lenger. Kad nepabaigiau savo gyvenimą savižudybę. At jeg tok ikke livet mitt. Būtų fainai, kad aš tiesiog tapčiau laimingas tame, kur esu. Hadde vært kult hvis jeg var bare glad der jeg er. Bet jisai negali apsiraminti tol, kol tu netapsi jo bendradarbiu. Men han kan ikke være stille før du er Ir samarbeider med. patikėkit, jisai jūs kvies. Og tro meg, han skal kalle dere og kalle og kalle og kalle. Aš žinau, kad yra faina ateiti į bažnyčią ir būti vartotoju. Jeg vet det er bra å være i kirke og få ting. Tai yra patogu Det er enkelt. ir gera taip apsigauti. Og det er godt å bli lurt sånn. Atėjau į bažnyčią Kom til kirka, ir naudoju tai, ką daro kiti. og så bruker jeg det som andre gjør. Tai aš taip pasaulyje gyvenau. Og jeg levde sånn i verden. Kom tada skiriasi šita erdvė nuo tos erdvės? Og hva er forskjell mellom disse to verdener? Tik tai, kad tai vyksta be keiksmažodžių. Bare at i kirka så folk banner ikke. Aš nieko nenoriu įžeisti arba kritikuoti, Jeg vil ikke kritisere for mye, bet aš noriu, kad jūs užduotumėt savo klausimą, men jeg vil at dere skal stille spørsmål. ar aš tapau bendradarbiu Om jeg samarbeider, karalystės statymo. det er å bygge kongeriket. Kuom yra užvaldyta tavo širdis? Hva er i hjertet ditt? Kaip tu šiandien prabundi? Hvordan våkner du opp? Ar tavo mintis yra užpildytos norus skelbti Evangeliją šitoj žemėje? Er dine tanker fylt med at du vil forsyne evangeliet på jorda? Ar tu šiandien prabudai su mintimis, kuom aš galiu prisidėti prie to, kad Evangelija žygiuotų per šitą žemę? Våkner du opp med tanker om det, hva du kan gjøre om at evangeliet skal gå gjennom jorda? Aš labai mėgstu žiūrėti į musulmonus, Jeg liker å se på muslimer. į tą žmogišką triūsą ir supratimą Det at de gjør apie savo religiją, om sin religion, apie jos svarbą om at det er viktig, ir jos įtaką ir kainą, kurį jie turi sumokėti už tai, kad
jų religija sklistų per šitą žemę. Og det at de betaler en pris for at deres religion skal nå folk på jorda. Bet ką mes darom krikščionybei? Hva gjør vi i kristendom? Mes valgom. Vi spiser. Mes atėjom pas jį dėl donos. Vi kom til ham for brød. Mes atėjom pavalgyti. Vi kom og spise. Fainai iš jo rankų pavalgyti. Det er godt å spise fra når han gir. Fainai pavalgyti tą padalintą žuvį ir doną. Det er godt å spise fisker og brød. Ir bėgioti savo džiaugtis, eiktų savo, kaip fainai. Og så løpe rundt og være glad. Prie ko aš čia prisiliečiau įdomu? Hva har jeg gjort her? Ką aš čia įdomu gavau? Hva fikk jeg? Argi tai viskas? Er det alt? Argi tavęs nedomina, ką tu nešysi savyje? Er du ikke interessert i det du har på innsiden av deg? Argi tavęs nedomina, kokie dovanai jisai įdėjo į tave? Er du ikke interessert hva slags gave du har? O galbūt tu sėdi čia ir tu esi žmogus su stebuklų dovana? Kanskje du sitter her og kan gjøre underverk, mirakler. A galbūt tavo dovana per vieną tavo žodį gali perkeisti kontinento, nežinau, orą. Kanskje en ord du sier kan forandre været i hele kontinentet. O galbūt tavo rankos uždėjimas pagydo žmogų. Kanskje du kan legge hender på noen og de blir friske. Ir aš nekalbu pasakų. Og jeg forteller ikke eventyr. Bet nejaugi tau neįdomu matyti tai, ką darė jisai? Er du ikke interessert å se det samme Jesus Jūs gjorde? įsivaizduokit, apaštalų darbai prasideda nuo pokalbio mokinių su Jėzumi Kristumi. Jėzus Kristus po prisikėlimo ateina, pradeda jiems kalbėti apie karalystę. Apostlenes gjerninger begynner sånn at Jesus snakker om Guds rike med apostlene. Ir viską, ką gali išspausti iš savęs, Og alt de kan gjøre. kada tu mums pastatysi mūsų karalystę. Når Čia. skal du bygge vårt rike til oss? Jisai ateina į tavo gyvenimą. Han kommer Jisai til sako, livet. aš esu prisikėlės. Han sier, jeg har kommet tilbake fra de døde. Tu įsižiojęs, bėgioji, eiktų savo. Du Koks løper didelis rundt overrasket. apreiškimas. Wow, og en åpenbaring. Ir galų galę sėdi toksai namuose, Dieve, kad tu man namą pastatysi. Og så sitter du hjemme og tenker, når skal du bygge et hus til meg? Kadagi vis dėlto mes gerai pradėsim gyventi. Når skal vi begynne å bo godt, leve godt? Kada man neknys mano protui mokesčiai. Når jeg skal ikke betale skatt? Ar ne taip mes mastome? Tenker vi ikke sånn? Jisai sako, palaukit, ribeta. Han sier, vent nå litt. Jisai sako, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais. Når Helligånd kommer over dere, dere skal vitne for meg, fordi dere skal få kraft. Sako žmonės, aš esu centras, Folk, jeg er senter. aš esu tikslas, Jeg er poenget. viso ko pradžia ir pabaiga. Begynnelse av alt og slutten. Ir šitoj vietoj jisai sako, leiskite savo apmastyti, tai susirinkite ir būkite kartu. Og så sier han at dere må samle seg og tenke. Ir niekas iš jų net neįsivaizduoja, Og ingen kan til og med tenke. kad po to, kada ateis pažadas, Etter at det kommer, Helligånd kommer, jie visi numirs už tai. de skal dø for det. Jie visi atiduos savo De gyvenimą. skal gi livene. Už tai, ką jie patyrė. Det er det dere opplevde. De. Argi tai nėra galingiausias liudijimas to, Er ikke det den kraft kad Tikste Jėzaus vitnesbyrd. Kristaus artumas, at Jesu nærhet, jo buvimas žmogaus gyvenime, hans nærhet i livet, šventosios dvasios kvėpavimas į žmogaus širdį, det at Helligånd puster i hjertet, tampant tiek realus, blir så reell kad tu esi pasiruošęs atiduoti savo gyvenimą. at du er klar å gi sitt liv. Jis sako, jūs būsite liudytojais Jeruzalėje. Dere skal være vitner i Jerusalem. Jeruzalė tai yra namai, Jerusalem er hjem. mūsų namai. Vårt hjem. Kaip tave namai mato? Hvordan ser hjemmet ditt på deg? Apie ką tu kalbi namuose? Hva snakker du om hjemme? Kom tu esi užimtas namuose? Hva er du opptatt av hjemme? Užuolaidom, Det du har, plintusais, remontais, hva du skal fikse huset ditt. taip toliau ir taip toliau. Så. Aš vieną kartą mačiau šeimą, I sånn familie en gang. tai buvo tėvas, mama ir 4 maži vaikai. Far, mamma og 4 små barn. Ir tėvelis važinėjo į Rusijos kalėjimus, į Sibirą, Pappa besøkte fengsler i Russland, Sibir. visus metus atidėdamas po žipsnelį pinigėlių. Og han sparte litt penger.
aptariant tai su savo visais vaikučiais ir su žmona, Snakket med alle barn og kona. ruošiant dovanas kaliniams, Og forberedte gaver til fengselet. perkant savo galimybę, kad pasiekti tas Sibiro vietelės, For at han skal nå steder i Sibir. visą laiką palaikant maldoj ir skelbiant Evangeliją savo namuose vaikams ir žmonai ir savo. Og at han ba hele tiden og forsynte evangeliet. Ir kalbėdamas apie tai, kad mes turim pasiekti šito žmonės Sibirė. Så snakket han om at vi må nå de folka i Sibir. Ir visa šeima yra įtraukta į Evangeliją. Hele familien med evangeliet. Visa šeima aukoja savo laiką, širdį, maldas, pasninkus už tai, kad Evangelija pasiektų kraštelį žemės. Hele familien ber og offrer seg for at evangeliet skal nå. Šitie žmonės net mašinos neturi. De folka har ikke en bil engang. Ir jie galvoja, kaip pasiekti kitus Og žmonės. så tenker de, hvordan skal jeg nå andre? Aš galvoju, kad daugelis iš mūsų gyvename daug geriau negu galbūt šeima kažkur krašte Rusijos. Jeg tenker at vi har det mye bedre enn for eksempel en familie i enten av Russland for eksempel. Bet mūsų širdis nepagrobtos minties. Men våre hjerter ikke overtatt av tanke. Aš nekalbu apie gyvenimo atidavimą. Jeg snakker ikke om å dø. Aš kalbu, ar aš galiu paaukoti 15 minučių Jeg snakker om jeg kan ofre 15 maldai minutter už šį pasaulį. og be for verden. Ar aš galiu paaukoti 5 minutės pokalbį su savo sūnum. Jeg kan ofre 5 minutter i å snakke med min sønn. Ne apie tai, koks jis yra boksininkas. Ikke om hva slags bokser han. Ar aš galiu pakalbėti su savo dukra ne apie tai, kaip jinai apsirengusi ir kaip jinai atrodo. Og så om jeg kan snakke om min datter, ikke om hennes klær eller hvordan hun ser ut, O apie Kristų, kuris mirė už jų nuodėmes. men om Kristus som døde for deres synder. Jūs būsite liudytojai Jeruzalėje, Dere skal være vitne i Jerusalem, savo namuose. hjemme. Bet jisai sako, Men kad han aš sier, noriu, kad jūs pamatytumėt plačiau. jeg vil at dere skal se bredere. Ar jūs būsite liudytojas Judėjoje, Skal dere være savo vitner i darbovietėse, Judea, savo draugams? der dere jobber, venner. Ar tas liudyjimas šventosios dvasios kvėpuoja jūsų širdyje? Om Helligånd vitnesbyrd i hjertet. Ar jūs esate tikri Kristaus valdžioj? Dere sikre i Jesu autoritet? Ar jūs žodis neša savyje tikėjimą, Om deres ord har tro, kad Kristaus kvėpavime yra kiekviena gyvybė? at i Kristu pust all liv. Ką aš darau dėl to? Hva gjør jeg for det? Užduok savo klausimą, kada paskutinį kartą tu bandai pasiekti kito žmogaus gyvenimą? Still deg et spørsmål. Når har du prøvd å nå noen? Norit, aš jums paprastai pasakysiu. Mūsų bažnyčios visada būtumėt pilnos, jeigu mes tikėtumėm. Våre kirker hadde vært fulle hvis vi hadde tro. Mūsų bažnyčios neturi tikėjimo. Våre kirker har ikke tro. Kada aš gyvenau gatvėje, Når jeg levde ute, tu prabundi 2 valandą nakties, du våkner klokka 2 om natta, tu neturi pinigų du har ikke penger, ir tau reikia iki ryto pakankamai daug pinigų surinkti, kad pavartoti narkotikų. du trenger ganske mye penger å få dop. Aš atsikeldavau Jeg våknet opp, ir peškom varydavau, og så gikk på ben. apeidavau peškom pusę Vilniaus Jeg gikk rundt halv Vilnius, ir paskui peškom daeidavau iki taško. og så gikk jeg på ben til hvor jeg skal få dop. Peškom eidavau iš taško Så gikk jeg derfra, ir visam Vilniui rėkaudavau, kur geras kaifas. og så skrek jeg til hele Vilnius hvor det bra dop. Mes bažnyčia, Vi kirka. mes kalbam apie Kūrėją, apie Dievą. Vi snakker om Gud som har skapt alt. Tu įsivaizduok, tavo įsižiojimas skelbia apie tai, kad tu pažįsti Kūrėją. Tenk, du kjenner den som skapte alt. Ar iš tiesų tu jį pažįsti? Kjenner du ham virkelig? Ar iš tiesų tu gali pasakyti, jis gyvena mano širdį? Og kan du si at han virkelig bor i min Ar tu hjerte? turi tikėjimą to? Har du tro? Ar tu degi širdyje šitoj žinioj? Or du hjerte på vittnesbyrde? Ar kiekviena abejonė, kuris skamba iš tavo draugų, gesina tave? Eller de som ikke troende stjeler troen fra deg? Ar kiekviena tavo nesėkmė nustumia tave nuo pjedestalo, kuriame sėdi Kristus? Eller du mister posisjon med Kristus hver gang du feiler?
Kaip yra? Hvordan er det? Pabūk sąžiningas su savimi. Vær ærlig med deg. Ar tu ateini į bažnyčią ir tu bijai, kad kažkas pamatys, kad tu sektantas? Eller kommer du til kirka og er redd for at noen skal si at du er sektant? Ar tu bijai praeiti šitą gatvę ir gėdoti Kristų giesmes, kurie pagalvos, kad eina dar vienas psichas gatvė? Er du redd for å gå ut og synge til Jesus og tenke at noen skal tenke at du er psyko? Mes girti ir po narkotikais esam pasiruošę nuogiai atsistoti ant stalo, dainuoti, gėdoti ir mes nejausim jokios gėdos. Når vi er fulle av dop, så er vi ikke flaue, vi kan stå på hvor som helst og synge. O paskambinti savo draugui ir pasakyti, aš žinau vietą, kur tu gausi išgelbėjimą, aš gėdėjus tai padaryti. Men jeg er flau og ringe en venn og si jeg vet hvor du kan få frelse. Vat kur vyksta kova mūsų širdį. Her er det en kjempe. Bet Jėzus Kristus sako, tau nereikės tai daryti nuogais žodžiais. Men Kristus sier du skal ikke trenge å gjøre det. Aš noriu, kad tu turėtum jėgą šventos dvasios. Jeg vil at du skal også ha kraft av den hellige ånd. Sako, tu eisi iki Samarijos. Han sa du skal gå til Samaria. Tu eisi pas tokius pačius panašius žmonės. Du skal gå til sånne like folk som deg. Galbūt jie yra nepriimti visuomenės. Kanskje de er ikke akseptert av andre. Galbūt jie atrodo kaip tu, bet jie nėra priimti. Kanskje de ser ut som deg, men de er ikke Jie yra akseptert. atstumti, De er forlatt. bet tu galėsi eiti ten. Men du skal ha mulighet til å gå dit. Nes aš šventąją dvasią lydėsiu tave. For det hellige ånd skal være med. Ir sako, iki pat žemės pakraščių. Til jordens ende. Važinėdamas Vilniaus gatvėmis iš Šilutės, Jeg kjørte rundt fra Skilotė til Vilnius. aš turėjau tokį paraginimą. Jeg hadde en overbestilling. Kiekvieną savaitę važiuoti į Vilnių į gatvės Jeg ville gå hver uke i Vilnius ir skelbti og Evangeliją. forsyne evangeliet. Ir tam reikia pakankamai daug pinigų. Du trenger penger for det. Nes viena kelionė kažkur apie 120-130 eurų kainuoja. Det koster 120-130 euro for Atsistojo vienas verslininkas, sako, Eduardai, aš būsiu dalis to, ką tu darai. En businessmann ville bli med. Sakau, aleliuja, pagaliau. Han sa halleluja, endelig. Jis sako, aš tau nors apmokėsiu kelionės. Jeg skal betale for dine reiser. Aš į kambarį ant kelių. Jeg gikk på knær. Sakau, tėvelį, kun daryti ir kur nuvažiuoti. Jeg sa, far, hvor skal jeg gå? Sako, ruoškis, rytoj važiuosi. Han sa, vær klar, du skal gå i morgen. Skambinu jam, labas Raimondai, Ringer til Raimondas. rytoj kelionė. Jeg skal gå i Ok, morgen. jisai pervedė Han sa, 120. og han sendte meg 120 euro. Užsipiru kūrą, Kjøper bensin, įsidedu miesgalius tar med ting, ir išsišiepęs važiuoju. og så går jeg med en smil. Vaikštai, pagauni kokį vieną, du žmonės į mašiną sėdini vežį į reabilitacijos centrą. Du tar noen 1-2 personer og tar de med til rehabilitasjonssenter. Skambinu, labas Raimondai, Jeg ringer, hei Raimondas. šiandien du žmonės įsigelbėjo. Det er 2 mennesker som ble frelst. Valio! Halleluja. Praeina 2 dienas, aš ant kelių. 2 dager, jeg er på knær igjen. Tėvelis sako, rytoj ruoškis važiuoji. Pappa sier, du skal gå i morgen. Skambinu, Raimondai, labas. Jeg ringer Raimondas, hei. 120. 120. Ai, nu gerai. Ok. Ir taip kelias savaitės iš eilės. Noen uker gikk Per tas kelias savaitės išsigelbėjo apie 12 žmonių. 12 folk ble frelst. Skambinu, Raimondai, labas. Jeg ringer Raimondas, hei. Rytoj važiuoju. Jeg skal i morgen. Sako, klausyk, ką tikrai su tavim Dievas ten kalba. Han sa, virkelig Gud snakker med deg. Ir aš suglumau. Og så jeg ble rar. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, palauk. Jeg tenker, vent. Šiandien kažkaip trumpai meldžiausi, o gal tikrai ne Dievas. Jeg ba for kort i dag, kanskje det er ikke Gud. Skambinu jam, sakau, palauk. Jeg ringer, Jaučiu, kad tau sunku. jeg føler at du har det Sakau, nieko vanskelig. nesiūsk. Ikke send. Aš einu į maldą, Jeg går til bønn, tyla. stille. Sakau, tėvelį, tai važiuoti ar nevažiuoti? Far, Tyla. skal jeg gå eller ikke? Skambinu jam, sakau, klausyk, gali neves, aš važiuoju. Du kan gjøre hva du vil, jeg skal gå. Jisai taip, nu, karoči, davai, siunčiu aš. Ok, jeg skal sende. Persiunčia pinigus Sender penger. ir aš visą kelionę važiuoju tokio kaltėjai. Og så går jeg, Galvoju, Dieve, nu, o jeigu aš pačią susigalvoju, nu O pasakyk, nu vieną žodelį, aš maldauju tavęs, nu kažkokiu būdu, nu nors ten plaukelį paliesk, dar kažką, nu prašau tave, pasakyk. og så går jeg og så tenker, jeg er ikke sikker Gud, vær så snill, gi meg et tegn, snakk, vis meg det er på ekte. Visą dieną vaikštau Vilniui,
Jeg går i Vilnius hele dag. Nė vienas žmogus neatsiliepia. Ingen svarer. Toks, viso, galvoju, apsigavau. Jeg ikke riktig. Prieinu Vilnių prie narkologinių, Jeg går til en narkologisk. prieina jauna moteris. Kommer en ung kvinne. Atsistoja rusiškai su manimi, Stoja. sako, ar galima su jumis pasikalbėti? På russisk spør meg om hun kan prate med ham. Sakau, jeigu norit, davai pasikalbam. Ja, han sa at ok, Jis sako, aš esu krikščionė. jeg kristen. Sako, aš atvažiavau į tavo šalį pasakyti tau, kad Dievas tave myli. Jeg kom til din nasjon og fortelle at Gud elsker deg. Aš to vis sakau, nieko nesuprantu, kas čia vyksta. Atvažiavau evangelizuoti, ateina kažkas į mano gyvenimą evangelizuoja. Jeg kom, og jeg skjønner ikke, jeg kom og forsyne evangeliet, noen andre forsyner evangeliet. Aš sakau, tu iš kur? Jeg sier, hvor du fra? Sako, iš Vladivostoko. Jeg fra Vladivostok. Aš iš Šilutės iki Vilnius. Mastau 15 valandų, ar važiuoti ar nevažiuoti. Står der og før jeg kom og tenker i 15 timer om jeg skal gå eller ikke. Žmogus nesuprasdamas kalbos, Og han som ikke forstår språket, atsitysiu į Lietuvą, kom til Litauen tam, kad pasakyti, kad Dievas tave myli. for å si at Gud Aš jai elsker taip deg. stoju, sako, aš krikščionis. Jeg sier jeg kristen. Jis tokia mane žiūri. A tai ko tu stovi, tu lietuviškai kalbi? Hvor forstår du? Sakau, jo, Snakker tai du pažiūrėk, litauisk? kiek ligoninių. Han se hvor mange Tai sako, ko tu stovi, hospitaler, ko tu hvor abejoji? forstår du? Eik! Gå! Ir tokia va mažiuka tokia. Og Aš så, sakau, aš sånne eisiu. små. Så lite. Aš eisiu. Jeg skal gå, jeg skal gå. Davai, sako, eik, tave įleis, sako, eik. Gå, gå. Ir aš pro duris, taip, top, nuėjau į dørą ligoninę. Til sykehuset. Paskelbiau Evangeliją ligoninėje. Forsynte evangeliet i Ten sykehuset. mane pusė apšvilpė. Så halvparten Išvažiavau visiškai tuščias. og jeg var empty. Ant rytojus skambutis. Neste dag får jeg, noen ringer meg. Skambina verkinti moteris. Det noen som gråter. Sako, aš labai atsiprašau, aš vakar nedrįsau su jumis pasikalbėti. Beklager, men i går jeg var ikke mod... Jeg ville snakke med deg, Bet aš noriu pakeisti savo gyvenimą. men jeg vil endre livet mitt. Aš noriu grįžti į jį. Jeg vil gå tilbake. Ir ta moteris atvažiavo pas mus gydytis. Kvinnen kom til vår senter, Ir ta moteris šiandien dieną gyvena Londone. og hun bor i London. Jis įtikėjo. Hun kristen. Jai gražino vaikus. Hun fikk barna tilbake. Ir jinai tarnauja seniorams, Hun tjener de eldre, skelbdama Evangeliją. forsyner evangeliet. Jinai anksčiau buvo prostitutė, Tidligere hun var prostitutt. vagiliavo gatvėse, Stjal ute. o šiandien jinai turi šeimą, I augina dag. vaikučius, jai gražinti vaikai ir jinai tarnauja seniorams. Har en familie, barn og tjener de eldre. Ir kaina buvo Prisen var labai didelė kovos, maldos kovos, Dievo valios paieškos kovos, veldig stor i bønn. abejonių ir tikėjimo kova. Kampen om tro. Ir aš galvoju, mes neturim bijoti daryti tų klaidų. Og jeg tror at vi må ikke være redd å gjøre feil. Geriau surizikuoti ir padaryti. Det bedre å risikere å gjøre. Bet tu žinosi, kad tu bandėjai, Men du sikker på at du har prøvd. negu sėdėti lovai, I stedet for å ligge i senga. žinant, kad tavo širdį yra jėga, kuri prikėlė Kristų iš numirusių. Altså, du vet at det finnes en kraft i din hjerte som brakte Jesus fra de Žinant, kad døde. tavo širdį kvepuoja amžinybę. Du vet at Hellig Ånd i hjertet ditt. Žinant, kad tavyje kvepuoja žinojimas, kad pasmerkimas panaikintas. Du vet at det finnes ingen fordømmelse. Žinant, kad tavyje gyvena tokia meilė, kurios negali nugalėti niekas. Du vet at en kjærlighet bor i deg som ingen kan ta over. Ar tu vis dar gali gulėti lovai, Kan du fortsatt ligge i senga suprasdamas, kad to turtas yra tavyje? og forstå at så store ting er i deg? Ar tu žinai, kad per tave eina lauk demonai? Du vet at gjennom deg demoner forlater folk. Žmonės gali pasveikti? Folk kan bli friske.
Ar tu žinai, kad per tave gali ir numiręs žmogus Du prisikelti? vet at en død kan komme tilbake Ir gjennom tau deg. vis dar įdomu gulėti lovoj. Og det er fortsatt gøy for deg å ligge i senga. Ir tu būsi liudytojų vieno vienintelio dalyko savo bažnyčiai. Og du skal være et vitnesbyrd av en eneste ting. Tu girdėsi žmonės, kurie pakėlė savo užpakalį ir nuėjo į gatvę. Du skal høre om folk som sto opp og gikk til ute. Tu girdėsi, kaip Dievas veikia per juos. Du skal høre hvordan Gud bruker andre. Ir tu sėdėsi ten gale pavydus ir piktas. Og du skal sitte bak O der galbūt sint. būsi dar kritikas visko, kas Og så vyksta skal šitoje du til og med bažnyčioje. kritisere det som skjer i kirka. Vietoj to, kad tapti dalimi šitų klaidų ir bandymų. Og for å være en del av disse feilene. Ir tapti mokiniu, kuris moka savo kainą už tai, kad išmokti. Istedenfor å bli en lærling som betaler en pris for å lære. Šiandien dienai I dag aš konsultuoju keli žmonės, kurie yra apsėsti. jeg snakker med noen folk som har demoner. Ir tie demonai aiškiai manifestuoja save. De demoner manifesterer klart. Ir vienas iš pokalbių, kuris vyko pas mane su apsėstu žmogum, Og i en samtale som jeg hadde med en besatt, demonas esantis tame žmoguje, demon som var der, jisai labai aiškiai pasakė man žynę. han ga meg en message. Sako, aš tavo reabilitacijos centre nebijau ne vieno žmogaus. Han sa, jeg er ikke redd av en eneste person. O ten dirba psichiatrai, psichologai ir viso plauko specialistai. Der det psykiatere, psykologer og spesialister. Bet sako, aš bijau vieno vienintelio. Jeg er redd for en, Dievo vaiko Guds barn, ir jūsų valdžios. og deres kraft, myndighet. Man vis dar nepavyksta ateiti į išlaisvinimo maldą, Jeg klarer ikke å sette fri, nes tas žmogus iš dalies pats neleidžiasi. fordi han tillater ikke selv. Ir tai nėra viena vienintelė manifestacija tokia. Det er ikke den eneste manifestasjon. Ir aš skambinau žmonėms. Jeg ringer folk. Aš sakau, aš noriu mokytis. Jeg vil lære. Aš noriu suprasti, kaip išlaisvinti šitą žmogų. Jeg vil forstå hvordan skal jeg sette fri. Nes su tokiom stipriom demoniškom būtybėm aš nebuvau dar susidūręs. Fordi med slike sterke demoner møtte jeg Ir ikke. jos yra stiprios savo gudrumu. Jeigu jūs paklausytumėt interviu, ten ant tiek stiprus gudrumas, kad jūs net neįsivaizduojat. De er veldig lure, Bet aš utrolig. žinau, kad aš mokinys. Men jeg vet at jeg er en lærling. Aš žinau, kad aš noriu išmokti. Jeg vet at jeg vil lære. Ir galbūt po 10 metų man išeis išvaryti tokį dalyką. Og kanskje om 10 år jeg skal klare å drive den ut. Bet geriau aš būsiu mokinis, Men det er bedre å være en lærling negu lovos filosofas. istedenfor å sove. Jėzus Kristus Jesus Kristus pasakė, sa, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, når Helligånd kommer over dere, jūs gausite jėgos. skal få kraft. Jūs tapsite mano liudytojais. Dere skal bli vitnere. Liudytojas tai yra žmogus nešantis tiesą ir pasiruošęs numirti už tai, kai jisai neša. En vitner er en som bringer sannhet og er klar til å dø for det. Priešingos mums būtybės jos yra labai gudrios. De som er mot oss er veldig lure. Jis turi labai stiprias tvirtovės. De har veldig sterke bygninger. Jos labai yra strategiškos. Stronghold. De er veldig strategiske, Ir mums iš tiesų reikalinga vienybė, og vi trenger realitet. bet kartu su to mums reikalinga jėga. Men sammen med det trenger vi kraft. Aš tikiu, kad mes su bažnyčia turime trokšti šitos jėgos pasireiškimo. Jeg vet at kirken må være villig til å oppleve kraften. Ir kada aš buvau reabilitacijos centre, Og da jeg var i repsenter po eilinės atgailos, etter omvendelse, aš atsimenu, sėdėjau ir klausiausi pamokslininko, jeg husker jeg satt og hørte på en preken, kuris buvo paprastas baptistas, som var en enkel baptist, bet jisai iškėlė ranką men han ragga ir hånda. pasakė, Dievo karalystė Guds rike yra ramybė ir džiaugsmas er fred og glede ir teisumas šventojoje og dvasioje. rettferdighet i Hellig Ånd. Ir tuo momentu kažkas pajungė mano mygtuką. Så noen slå noe på. Aš pirmą kartą nukreipiau dėmesį į šventąją dvasią. For første gang fokuserte jeg meg Aš på Hellig Ånd. pirmą kartą susimašiau apie tai, kas yra šventoji dvasia. Første gang tenkte jeg, hva er Hellig Ånd? Aš iš vis atvažiavau į reabilitaciją mesti narkotikų.
Jeg kom til repsenter og sluttet å bruke. A čia atsirado Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia. Og så det Gud far, Gud sønn og Gud hellig ånd. Ir aš galvoju, atstokit jūs nuo manęs. Så tenker jeg går vekk. Šventas Augustinas su savo šventą galvą 25 metus mąstė apie tai. Hellig Augustin med sin hellige hode tenkte om det i Aš 25. končinas narkomanas, gyvenantis gatvėj, Jeg en narkoman som bor på gata. turiu išmastyti, kas yra ta šventoji dvasia. Må tenke og forstå hva er hellig ånd. Aš noriu tiesiog gyventi be narkotikų, Jeg vil bare bo uten narkotika. o mane kamuoja mintis. Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasia. Og jeg tenker Gud far, Gud sønn, Gud hellig ånd. Kas ten iš jų pamatas, kas ten sienos, kas ten stogas, nieko negaliu suprasti. Hva er hoveddel, hva er siden, hva er tak, jeg vet ikke. Kas iš kur atėjo, kas ką parėjo, kas dėl ko atėjo, ką jisai nori daryti, ko jisai kviečia, ką jisai ką, nieko nesuprantu. Jeg skjønner ingenting hva det betyr. Aš patyriau atgailą, Jeg opplevde omvendelse. man užtenka. Det er nok. Ryte prabundi Jeg våkner opp om morgenen. ir mintis Dievas tėvas, Dievas Så sūnus ir šventoji tenker dvasia. hellig ånd, far, sønn. Ką ten jisai pakėlė, palauk. Hva reiste han? Nieko nesuprantu. Jeg Palauk. skjønner ingenting. Ai, ramybė, taip, fainai, Fred. ramybė be narkotikų, super. Uten dop, Džiaugsmas. glede. Koks dar džiaugsmas? Hva slags Džiaugsmas. glede? O kaip galim, kom džiaugtis čia? Hva skal jeg Kad være reikia glad for? eiti dirbti, darbą džiaugtis, ar ten džiaugtis. Nu, ko mes čia Hva džiaugsimės? skal jeg være glad for? Nu, kažkaip nelabai aišku. Ikke Šventoji klart. dvasia. Ką ten žodis dar? Kas ten? Ordet. Palauk. Teisumas. En Dar per šventąją Rettferdighet dvasią. gjennom hellig ånd. Ir o kodėl per šventąją dvasią? Vat man Hvorfor įdomu. gjennom hellig ånd? O kodėl jinai čia reikia? Hvorfor er hellig ånd? Nu, atgailavai, ramybė. Du har omvendet seg, så har Gera, du fred. kalties nėra. Godt. Gera, ramybė. Du er Ramybė. rettferdig. Ok. Šventoji dvasia, vėl teisumas, džiaugsmas, šventoji. Hellig ånd, Ir aš vaikščiau rettferdighet, 3 ja. mėnesius I 3 måneder per rehabilitacijos centrą. gjennom repsenter. Tarp 30 žmonių, Blant kurie 30 gyveno andre lygiai tokį patį gyvenimą kaip aš. som hadde samme liv som meg. Ir kiekvieną kartą, kaip aš išsižioju, aš O- sakau, Dievas tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Så hver gang når jeg vil si noe, Ir jie jeg mane sier stovi ir žiūri, Far sako, Son, Eduardai, viskas tvarkoj, blaivybė, metėjai rūkyt, viskas super. Og de sier du har Bet sluttet å sako, røyke. a tu jauti, kad tu jau nuvažiavai. Og de sier forstår du Mane at du er kviečia litt gal? specialistai, Spesialister socialiniai kaller det. darbuotojai, Sosialarbeidere. psichologai. Psykologer. Pirmas klausimas, laba diena, kaip jautiesi? Første spørsmål Sakau, hvordan føler du deg? širdį ramu, atgala dar veikia, o apie ką mastai? Nu, vat negaliu suprasti. Det er- Tėvas, tėvas, tas sūnus atėjo ir ta šventoji dvasia, jinai kurioje vietoje ten? Fred i hjertet, men jeg Krikščioniškas forstår ikke centras. hva har Hellig ånd å gjøre med Jesus kristensenter. Psichologė sėdi į mane žiūri, Psykologer sitter, ser på meg. Eduardo, tau netrodo, kad tu pradėjai slėptis? Eduard, tror du at du gjemmer deg? Aš sakau, kur? Hvor? Tu pastoviai kalbėjai apie dievus. Du alltid snakker om guder. Aš pradėjau verkti. Jeg begynte å gråte. Sakau, tėveli, gal aš išprotėjau? Jeg sier, far, kanskje jeg er gal. Aš tikrinau savo beprotybę, žinai, kokiais būdais. Jeg sjekket om jeg er gal. Vet dere hvordan? Aš rašausi, taip, Įskriviau. rytas. Morgen. Mankštą vykdau. Su žmonėmis bendrauju. Trener snakker med andre. Draugus Jeg matau. kan se venner. Aš rašiau dalykus, Jeg skrev kurie man atrodė, kad jie dar mane paliks sveikam protė kažkiek. som jeg Ir aš hjalp meg å tikrinau, være OK. ar faktinis ėjimas per žemę dar egzistuoja. Om jeg sjekket om jeg kan faktisk gå gjennom jorda. Jums galbūt gali būti, nu, faktas, kad juokinga, Og jeg forstår at dere ler, nes juokiasi visi draugai, fordi alle lo. nes kiekvieną valandą, jeigu tau užduotų klausimą, apie ką tu mastai, Fordi hvis noen hadde spurt deg hva du tenker om hver time, aš mačiau apie Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. jeg tenkte om Gud far, Gud sønn, Gud hellig ånd. Ačiū Dievui, kad aš perskaičiau apie Augustiną, Det er bra at jeg leste med Augustin. nes man pasidarė lengviau, nes jisai mąstė 25 metus. For det var bedre for meg, fordi han tenkte i 25 år. Ir mūsų bendruomenė vyko vakariniai ratai, Og det var kveldsmøter.
kuriuose reikėjo kalbėti apie tai, kaip tu jautiesi, kaip tu išgyvenai šiandieną. Hvor du måtte snakke hvordan du følte deg. Ir praėjus kažkur 3 mėnesius tokių apmąstymų apie kosmosą, Etter 3 måneder om å tenke om kosmos, aš sėdžiu ant kėdės, sitter jeg, eina eilė det går en linje, ir aš sėdžiu, matau, šventoji dvasia ir jos džiaugsmas. og dens glede. Džiaugsmas šventosios dvasios. Glede av Hellig Ånd. Džiaugsmas. Glede. Šventosios dvasios džiaugsmas. Hellig Ånds glede. Ir fainai, šventoji dvasia, tai tau pirkti nereikia, alkoholio pirkti nereikia, Det er godt bet i kažkur Hellig Ånd, du trenger ikke å drikke, džiaugsmas, men šventoji glede. dvasia, jisai džiaugsmas, šventoji dvasia. Dievas tėvas ten jaučiu atsiunčia, Jėzus ten sutarė. Ir jie ten, Far sender, Jesus fikser įdomu, det. kas ten iš jų siunčia, kas Hvem sutarė. sender, hvem Tas, fikser. bet fainai būtų. Men Nereikia nieko. Hop, Du trenger džiaugiesi Du er glad. savo, džiaugiesi. Ir žmonės kalba, folk snakker, kalba. snakker. Lieka keli žmonės iki manęs. Er det Ir noen tuo som momentu kommer til meg? įvyksta atominės bombos sprogimas viduje. Og så eksploderer det en Aš tai atombombe. išgyvenau Jeg fiziškai. overlevde fysisk. Aš nukritau nuo kėdės. Jeg falt fra stolen. Atsistoju, paskutinis žmogus Jeg kalba sto ir aš stoju. opp, siste mann snakker. Kaip man mirštu. Jeg dør. Mirštu. Ir ten toks prasidėjo versmas, Og så det hadde begynt. tokio džiaugsmo, En så glede kad jisai buvo iki skausmo. at det til og med gjorde vondt. Ir aš išpažinau tikrų je- tikrovę. Aš miriau. Forsynte, og jeg døde på ekte. Manęs neliko. Jeg var borte. Atėjo visiškai naujas gyvenimas. Ny liv kom. Atėjo dalykas, kurio tu pats nebegali iš savęs išspausti. Det kom en ting som du kan ikke lage selv. Galų gale nemokamai. Til slutt gratis. Tau nereikia vogti, kad nupirkti. Du trenger ikke å stjele for å kjøpe. Ir tai pranoksta viską, kad tu esi ragavęs. Og det er bedre enn alt du har prøvd. Nuo tos akimirkos pas mane atėjo Dievo visagalybės įsitikinimas. Fra øyeblikket forstår jeg at Gud er allmektig. Aš pradėjau suprasti, kad su juo yra viskas įmanoma Jeg begynte å forstå at alt er mulig med ham. ir kad jis yra visko, ko šeimininkas Alt tilhører ham. ir kad jam priklauso visa valdžia dangų ir žemėje At all myndigheter tilhører ham. ir kad brangiausia, ką aš galėjau gauti, aš gavau. Og at det dyreste som jeg kunne få, Aš gavau har jeg šventąją fått. dvasią. Jeg fikk Hellig Ånd. Kodėl tai yra svarbu? Hvorfor er det viktig? Aš tikiu, kad daug krikščionių patyrė atgailą. Jeg tror at mange kristne tenker om det. Aš tikiu, kad daug krikščionių patyrė tą nuginklavimą nuodėmės viešpatystės širdyje. At mange kristne har opplevd at synden forlot dem. Bet kartu su to jie nebuvo uždegti šventos dvasios. Men med det var de ikke tent av Hellig Ånd. Apaštalas Paulius buvo atėjęs vieną iš bažnyčių ir jisai paklausė, ar jūs žinote, ką nors apie šventąją dvasią? Paulus kom til en av kirken og spurte, vet dere noe om Hellig Ne, Ånd? sako, mes buvom pakrikštyti į Jono krikštytoje krikštą, atgailos krikštų. De sa, nei, vi ble døpt av Johannes. Ir aš tikiu, kad tai yra nuostabus žmonės. Og jeg er sikker på at de er fantastiske Aš folk. tikiu, kad jie išgyveno Dievą. Jeg er sikker på at de opplevde Gud. Bet aš dar vieną žinau, Men jeg vet en ting til. kad jie nepažįsta šventosios dvasios. De kjenner ikke Hellig Ånd. Tai žmonės, kurie nedega Evangelijos žinią. De som brenner ikke med det å forsyne Tai evangeliet. žmonės, kurie neišgyveno jėgą. Det er folk som ikke har opplevd kraften. Tai yra žmonės, kurie yra trapus savo tikėjime. De som har svak tro. Todėl, kad jisai pasakė, aš padarysiu jūs liudytojais. Fordi han sa at jeg skal gjøre dere Ir til kada tu vitner. kabėsi žemyn galvą Når du skal være kryžiaus, opp ned på korset, tu vis tiek kalbėsi apie savo viešpatį. skal snakke om Jesus fortsatt. Tu vis tiek liudysi apie Du jį. skal vitne uansett. Tai ir tai ne tau priklauso. Og det tilhører ikke deg. Tai priklauso jai. Det tilhører ham. Tai priklauso šventai dvasiai. Det tilhører Hellig Ånd.
kurie ateina į tavo širdį, som kommer till hjärtat ditt, pripildo tave, fyller dig, uždega ant šito altoriaus ugnį tänner alter ir jisai dega. och så bränner den. Šita auka dega ir tai ne tavo darbai. Det offret bränner och Det är det inte tavo inte något du pastangos. gjorde, det är icke att du har Tai ne prövat. tavo šventumas nuosavas. Det är icke din Ne tavo teisumas. härlighet, icke Ne din tavo rättfärdighet, gerumas. icke din godhet, Ne tavo pasiaukojimas. icke att du offrar sig. O tavo širdys dega viena vienintelė auka, kurią gali priimti Dievas. Men hjärtat ditt bränner med den enaste offer. Wow! Gud Kristus kan auka. acceptera Kristus. Ten dega Kristaus auka. Där är det Kristus som bränner. Ir tėvelis žiūri į tavo širdį. Gud ser på hjärtat ditt. Ir sako, tai, ką aš matau, man tinka. Det jag ser är Tai, ką tu turi, man tinka. det du har är Ir kol šita auka bus ant altoriaus, aš degsiu tavyje. och så länge det offret är på altaret jag Bet ska kada bränna tu dig. pasitrauksi nuo Men to? du går bort. Kada tu jam pasakysi ir bandysi ateiti ir pasakysi, žiūrėk, tėveli, koks aš geras. När du ska se far Žiūrėk, kiek aš daug jag är, dėl tavęs darau. hur mer jag gör. Jisai pasakys, "Ra! Han ska vara kvalm. Negaliu į tai žiūrėti. Jag kan inte se på det. Ten jau svetima ugnis. Där är det en annan ild. Ten jau tavo egocentrizmas. Det är egocentrism. Ten ne aš nenoriu nieko bendro su to turėti. Det är icke mig, jag vill icke ha något med det att Ir göra. kada tu pasakysi, tėveli, aš supratau, Och när du ska se förstå, mano širdis tavo sūnui. min hjärta är till din son. Per jį keisk mane. Genom ham du må förändra. Ja. Ir jisai negalės susilaikyti savo sostę. Och där kan han icke sitta Jisai i... pasakys, šitas širdis priklausys man. Han säger hjärtat ska tillhöra mig. Šita širdis priklausys man. Hjärtat ska tillhöra mig. Aš galiu degti tik tai savo sūnuje. Jag kan bränna bara in min son. Vienintelė, ką aš galiu priimti tavyje, tai yra savo sūnų. Det enaste som jag kan acceptera i dig är min son. Neateik pas jį su svetima auka. Icke kom med en annan offer. Savo darbų, Det du gör, savo teisumo, rättfärdighet, savo sąžinės, det du är god, savo gerumo. det du är snill. Bet gali ateiti pas jį drąsiai tada, Men du kan komma till ham kada tu suprasi, när du förstår kad kelias pas jį apvalytas jo sūnaus krauju. att vägen till ham är gjort klar genom hans blod. Ir tai yra tiek svarbu, Det är så viktigt, todėl kad sandora padaryta su jo sūnumi. för pakten är med son. Sandora padaryta per jo sūnų. Det är gjort genom son. Jo jėga ateina ten, kur yra jo sūnus. Hans kraft kommer där vår son är. Ir jo meilės ugnis degs tavo širdį, tol kol tu žvelgsi į sūnų. Och hans kärleksild ska bränna så länge du ser på son. Manęs paprašė, kad aš valandą baigčiau. Jag blev spurt att sluta. Aš labai norėčiau pakviesti šlovintojus, aš nežinau, ar dabar pagal jūsų reglamentą tai yra įmanoma. Är det möjligt att prisa? Kas nors ar galėtų sugroti, Kan någon spilla? kas nors ar galėtų sugroti Kan någon spilla? giesmę jam. En sång till honom. Aš pakviesiu tarnautojus, kurie gali melstis už žmonės. Alla de som kan be för någon. Čia yra aliejus, Det är olja. patepimo. Det är salvelse. Anksčiau Senam testamente Tidigare i Gamla testamentet tai buvo labai stipri reikšmė. var väldigt stark mening. Žmogus, kuris buvo išrinktas En som har valt valdžiai, till regering, Dievo teisumo skelbimui, rättfärdighetsförkynnelse. įgalinimu atstovauti Dievo vardą, Det att du står för Gud buvo patepiamas aliejumi. var salvet med olja. Per pranašus Genom profeter. jisai buvo kviečiamas Han blev kallt. ir jam buvo paskelbta apie tai, kad aš pasirinkau tave. Och så var det försynt att jag har valt dig. Jam buvo išpilamas aliejus ant galvos Oljan var satt på hodet. ir ateidavo visas Dievo aprūpinimas. Så Gud gav allt. Aleliuja! Halleluja. Nes mes šiandien turime Idag pranašai har iš pranašų, vi profet kunigai iš kunigų,
prestenes prest. Tai yra mūsų viešpats Jėzus Det er Kristus, Kristus Jesus, ant kurio yra patepimas visai bažnyčiai, som har salvelse. nes jisai yra mūsų galva. Fordi han er vår Ir jisai hode. nori, kad jo patepimas lietųsi per Han visą vil bažnyčią. at salvelsen Jisai skal nori, kad gå mes gjennom būtumėm hele įgalinti jo kirken. šventos Han vil dvasios. at vi skal ha Ir tas Hellig įgalinimas Åndens veiks per mūsų kraft, širdis. og det skal gå gjennom Jisai våre atnaujins hjerter. mus. Han skal fornye oss Atnaujins mus savo širdį. i våre hjerter. Jo ugnis degs. Hans ild skal Degs. Ir brenne, mes šiandien melsimės už žmonės, kurie norės išeiti čia. som skal gå foran. Mes melsimės už tai, kad Vi patepimas skal be ateitų ant at jų. salvelse skal komme. Mes melsimės už tuos, kurie šiandien Vi esate skal pavargę, be for de som er trøtte i dag, kurie praradote tikėjimą, som har mistet troen, kurie netikit jo jėgą, som ikke tror på hans kurie kraft, norite jo jėgos, som ugnies. vil ha hans kraft og ild. Mes melsimės už jūs. Vi skal be for dere, Visi. alle sammen, Kaip iš brolių ir sesės. som bror og søster. Bet melskitės taip, kaip liktai matytumėt, kad jis miršta. Men be som om dere ser Melskitės at taip, han kad jisai dør. prisikeltų. Be sånn at han Melskitės taip, kad kommer jums širdis tilbake. skaudėtų. Be sånn at dere Melskitės det gjør drąsiai. vondt hver Nes kelias yra tålmodige, atvertas. fordi veien er åpen. Ok, tai mes pašlovinkim Vi skal viešpatį. prise Gud nå. Po šitos giesmės aš Etter. padarysiu kvietimą Sangen jeg skal kalle, ir su visais tarnautojais og med alle tjenere. mes išpilsim tam bambulį aliejus ant galvos. Vi skal sette oljen på hodet. Jekauja. Tuller. Bet galbūt taip tu prisiminsi tai. Men kanskje du skal huske det. Mes patepsime tave aliejų Vi skal ja, sette olje, ir žinok, kad tu gauni aprūpinimą. og du vet at du får det du trenger. Tu gauni įgalinimą Du får myndighet būti liudytoju og vitne šitoj žemėje, på jorda kurioje, av skaper, kuris myli kiekvieną esantį šitoj žemėje žmogų som elsker enhver ir menneske. jisai trokšta, kad būtų išgelbėtas kiekvienas. Han vil at alle skal bli frelst. Ir ten, kur tu eisi, Der hvor du skal gå, kartu su tavo širdimis jo kvapas, sammen skal Gud gå, apie jo šlovę, om hans rike, apie jo artumą. herlighet og nærhet. Kaip aš to trokštu, Jeg vil negaliu. at det skal skje. Pradedam. La oss starte. Pašlovinam.